Perspėjimas, kad šitas mūsų podcastas pasakojimai yra apie šlykščius dalykus ir nesilpnų nervų klausytojams ir tikrai ne vaikam ir, nežinau, necenzūrinė kalba, veikiausiai mes biškai keikiamės kartais, ne? Būkit įspėti. Jo, mes įspėjom jūsų reikalus toliau. Pirmas su kava. Jo. O, mes pagaliau kaip normalios. Bet tikiuosi paskutinį kartą. Su kava. Čia taip netyčia skrito kortas. Na jau. Reikės kitą kartą 2 serijas rašyti ir prisiliuop taip, kad Per vidurį. Nugriūt po to. Aš šiandien turiu faktų. Nori? Sure. Smegenys gali save suvalgyti, jeigu per mažai miegosim. Literaliai suvalgyti. Tai va, čia dabar jau iš Wikipedijos bus, bet nieko. Kaip ir visos kitos mūsų organizmo ląstelės, čia buvo ne iš Wikipedijos vis tiek. Smegenyse esantis neuronai nuolat atnaujinami. Ir yra tokios mikroglialinės ląstelės, jos atsakingos už senų ir nusidėvėjusių ląstelių pašalinimą, o jų atliekamas procesas vadinamas fagocitozė. Kas graikiškai fagos reiškia ryjimą, valgymą. Tai šitas procesas suaktyvėja esant chroniškam ir ūmiam miego trūkumui, tik bėda, kad jis apima ne nenaudojimo, o priešingai seniausių ir labiausiai naudojamų sinapsių naikinimą. Tai žodžiu, jeigu nemiegi, tavo smegenys literaliai pradeda save valgyti. Ir kitas faktas. O kodėl tu šitą užsirašius? Man patiko. Ai. Aš pradedu suprasti dabar, kodėl aš atminties turiu truputį sutrikimų. Aš tai tiek miegu, žinau, ką jėzau. Aš tai galėčiau miegoti ir miegoti. Mano tai veikiausiai jau kai sūris smegenis. Tai va, kitas faktas, kad kiaulės pilnai sugriaužia kūną išskyrus dantis ir skeletą. Tai va. Kelinta šiandien? 18. 18. Kada moters diena? Kovo 8, ne? Jo, jau buvo. Sausis, vasaris, kovas. Pati savo gėlių nusipirkau. Sausis, vasaris. Ir čia neliūdna, čia yra, aš esu savarankiška moteris ir nešiosiu plyteles šiandien, nes aš esu savarankiška stipri moteris. Aš kadangi man skauda sąnarius, nepadėsiu. Ne, niekas neturėtų plytelių nešioti. Aš neturiu pasirinkimo. Nu, žodžiu, kaip bebūtų, šiandien praėjo kažkiek dienų nuo moters dienos, per daug, turėjo būti mažiau suėję, nieko Ai, tokio. nu va. Ups. Todėl ir savo laiką skirsim ne kažkokiam šūdžiui šiandien, o šūdžiuveniai. Ponios ir ponai, jūsų dėmesiai. Ama de casa Dorotėja Puente arba namų šeimininkė Dorotėja Puente. Ši paniutė leidžia mums nuskelti saulėtąją 20 amžiaus Kaliforniją. Kas ten? Gelbėtojai buvo, ne, Kalifornijai? I'll be right. Gerai, žodžiu. Tai Dorotėja gimė 1929 sausio 9 didelėje nelaimingoje šeimoje. Ji buvo 6 iš 7 vaikų. Iki 8 su abiem tėvais ji gyveno Rodlando mieste, kuris yra didesnis už Alytų, bet mažesnis už Panevėžį. Tada jos tėtis mirė nuo tuberkuliozės. Aišku, tėtis biškai patemdavo prieš tai. O alkoholikė mama, kuri nevengė senoviniais būdais paauklėtis šiek tiek savo vaikų, žuvo motociklo avarijoje po metų nuo tėvo mirties. Tai likę vieni vaikai buvo išskirstyti, vieni apsigyveno pas artimuosius, kiti tarp jų ir Dorotėja persikėlė į vaikų namus, kuriuose pagyveno plius minus 5 metus. Dabar šitie faktai tokie yra. Vieni šaltiniai sako, kad ji gyveno vaikų namuose, kiti šaltiniai sako, kad ne, kaip tik ji gyveno pas kažkokius artimuosius. Mažai bėdos. 1945-aisiais Trumanui paskelbus, kad Hirošimos bombardavimas buvo sėkmingas, Japonija pasidavė ir baigėsi Antras pasaulinis karas. O 16-metė mergina Dorotėja Helen Gray pradeda savarankišką gyvenimą Olimpijos mieste. Savarankiškai užsiima prostituciją ir savarankiškai susiranda vyrą, su kuriuo susituokė tais pačiais metais. Jos vyras buvo karo veteranas, kuris ją sutiko jos darbo metu, ir tuo metu beje Amerikoje buvo apskaitai tiek įsigalėjusi prostitucija, ypač ją naudojosi kariai, todėl buvo draudžiama įkurti tokius viešnamius šalia kareivinių ir kai kurie vadai yra rašę pareiškimus, nes jų būriuose, pavyzdžiui, išplito venerinės ligos.
Mačiau tokį propagandinį plakatą su tokia krūtininga, žinai, moterim šalia karių ir parašyta booby trap, syphilis and gonorrhea. Tai va, tai mūsų pora greit susitokė, greit pasidarė vaikų, kuriuos augindavo atėję, atsisakė iš esmės. Ir greit išsiskyrė. Jos buvęs vyras sakė, kad ji be saiko leisdavo pinigus ir meluodavo apie beleką. Tokia įdomi. Dėl smagumo. Visų pirma, jinai pati vaikas yra, atsiprašau, 16 metų. Ne, tai čia 16 jį pradėjo, bet susitokė 22. Still vaikas. Turint omeny, kad prostitucija nuo 16 ir šiaip. Ja. O tai kur tie vaikai pasidėjo? Atsisakė auginti. Ten buvo išsiusti jie pas kažką irgi. Nes tėvas, aišku, neaugins vaikų, ne? Tėvų, čia po antro pasaulinio, aišku, kad ne. Vyras gerai, aš tu vis tiek turiu teisę piktintis. O vaikus auginti yra moters reikalas. Tai sure. Yeah. Tai va, 1908 jį grįžta į Kaliforniją, kur ne visai legaliai sužaidų su čekiais, kad nusipirktų gražių rūbų, beje. Prioritetai. Būtent, tas jos gyvenime, čia yra pagrindinis prioritetas, žinok. Ji yra suimama ir 4 mėnesius pasėdi kalėjime. Kalifornija vis dar jai nedraugiška, tad nekreipdama dėmesio į savo probacijos sąlygas, ji išvyksta ieškoti laimės į San Franciską, ten sutinka savo antrą vyrą Akselį. Pora žinoma dažnai ginčiasi, daugiausiai dėl paantį išgerinėjimų ir lošimo, kartais dėl to, kad ji nelabai sutiko su monogaminiais santykiais, sako, kažkaip ne man, žinai. Ir kartą nelabai geros reputacijos namuose Dorotėja pasiūlė policininkui po priedangą save. Tada jos vyras nesismulkino, nes čia, aišku, ne pirmas kartas, ir už tai išsiuntė ją į psichiatrinę. Nes tais laikais tai jau galima. Realiai, taip atsikratydavo kartais žmonių, apkaltindavo ten visokiam nesąmonėm ir taip uždaro iš ten išeiti yra praktiškai, Buvogi kažkada, aš gal tavo esu ir paskui anksčiau, eksperimentas darytas, kur savanoriškai užsidarė žurnalistė. Jo, ir neina išeit po to iš tos psichiatrinės, jie jau sako, aš sveika, sako, tau pagerėjimas geriausia atveju. Tai va, nepaisant šitokių prikolų, jų santuoka truko iki 66 metų ir Dorotėjos gyvenime buvo dar 2 santuokos. Viena su jos pavardės sutikėjų Roberto Puente ir kita, kuri truko netgi savaitę, pagal kai kuriuos kelis mėnesius, su tokiu Pedro. Aha, kas čia? Tarkim. Pedro. Daina. Vežai, bet nesvarbu tas Pedro iš viso. Vėliau jį ieškodavo vyrų baruose, paimdavo jų čekių knygelės, padirbdavo parašus, išsigrytindavo čekius, nusipirkdavo tašių. Nice. Tai va, tai kol kas mes turim alkoholikę motiną ir tėvą. Didelę šeimą, anksti mirusius tėvus, gyvenimą vaikų namuose, prostituciją, 4 santuokas ir vaikus, kuriais nėra noro rūpintis, bei pakartotinius finansinius nusikaltimus. Ką mums tai galimai, pabrėžiu, galimai, sako apie šią moterį, tai aš čia pati kalbu. Faktas, kad ji neturi daug empatijos, mano manymu jaučiasi neverta meilės, nesugeba išlaikyti santykių. Aišku, vis dėlto vyrus patraukė ir jie nori ją įsipareigoti, nes 4 vyrai, vis dėlto yra 4 vyrai. Tai galimai rodom tokį gebėjimą stipriai manipuliuoti, žinai, arba ekstra charizmą, kas man tai asmeniškai tada eina taip. Aš manau, kad tas manipuliavimas tai 100%, nes jeigu tu augai be tėvų, augai vaikų namuose, ten yra didelė konkurencija, tikrai turėjai išmokti už save pakovot, o dar nuo 16 gatvė ir prostitucija, tai čia iš viso ten tave galėjo trankyti, žudyti, pinigus atiminėti, vogti, dar kažką, ten tu turėjai jau išmokti, jokiose ten knygose, žinai, tokių dalykų nėra parašyta. Tai jinai, tiesiog viską darydavo, kad, išgyventų, kad gautų naudos kažkokios. Jinai, manau, gerai buvo pasikauši šitoje vietoje. True, ir žinai, ir tai, kad, galų gale nepasidavė ten kažkokiai depresūchai, žinai, ir... Nėra kada. Dirbti reikia. Važiuojam toliau. Taigi, ponia buvo įsitikinus, kad ji yra rūpestinga, ji taip sakė. Todėl 1970 paėmė ir atidarė savo pirmąjį pensioną. Ir nepatikėsi, bet socialinė rūpyba iš karto atkreipė dėmesį į šį pensioną. Jau taip visi atrodo faina, ne? Visi dūsavo iš susižavėjimo. O tai ten pensionas, ten moterim kažkoks ar kam? Ne, žmonėm. Žodžiu, ne moterim, o žmonėm.
Net nusižvengiau kaip arklys. Okay. Jo, taip, ne. Ten buvo bendrai, nu, toj pasakysiu, ir moterim, ir žmonėm. Tuo metu dar atėjai buvo kem 1 metai. Tai va, tas susižavėjimas buvo iš tos rūpybos visos, nes jis turėjo kiaušus, taip sakant, priimti savo pensioną sunkiausius tokius atvejus, kaip sveikstantis alkoholikai, narkomanai, psichiškai šiek tiek nesveikuojantys, šiek tiek senuliukai. Ir tai, nu, ne tik, kad senuliukai, bet daugiau man. Ir vis dėlto dar atėjo, aišku, vykdė savo gerovės kūrimo operaciją, nes, nu, jie reikėjo. Ir ponia rūpintojėlė prigavo vėl klastojant dokumentus. Tai savo įnamių išmokas jį tiesiog persirašydavo savo. Klasikėlė. Ir pensioną teko uždaryti. Bet... Tai čia kaip senelių namai tokie biški, ne? Nu, jo, bet narkomanų senelių, alkoholikų senelių. Ten buvo tuo metu... Nu, apskritai, užsienį aš žiūriu labai fainų visokių dalykų. Vat tokie pensionai, kuriuos socialiniai darbuotojai nukreipdavo žmonės, bet jie buvo privatnikų valdomi, žinai. Anglijoje, bet čia mes jau kalbam apie 18 amžių, 19, buvo baby farmingas. Tai yra? Kur, vat, jeigu tu nenori auginti savo vaiko dėl vienų ar kitų priežasčių, tu duodi 5 pensus, ką ten tuo metu turėjo, žinai, ir tavo vaiką paima į tokį, nu, kaip didelį darželį, ir kol tu mokėsi, tavo vaikas tenais augs. Nemokėsi, nežinau, kas tada. Kaip gražins. Tai kaip našlaičių prieglauda kažkokia, bet tipo neįvaikina, kažkas tokio. Jo, ir, nu, daug vėl kažkokiuose privačiuose namuose vaikų, žinai, bet, nu, ten Viktorijos, ten, tose laikuose, ten ta vaikų siela irgi nieko verta buvo, žinai, tai 5. Aš dabar prisiminiau, kad man rodos, kad mano mama ėjo į savaitinį darželį, kur pirmadienį atiduoda, penktadienį pasiema. Tiesiog, va, tipo, nuolatinė stovykla. Jo, bet vaikas tas mažas, nu, sprendį stovyklą siunčia jau biški didesnius, nu, tipo, žinai, o ten vaikas, nu, ta prasme. Bet tai kiek turėjo kainuoti? Aš tai ne apie kainą, tu realiai savo tėvų savaitę nematai, nu, ką žinau, bet buvo tokia praktika, tipo, buvo normalu, žinai. Aš man reikia vakarų laisvų, aš čia dirbu. Čia buvo praktika, kai vaikų negalim buvo apkabinti, nu, ir jų gost. Ja, svetimus vaikus buvo normalu mušt, jau kalbėti apie savo. Tie geri seni laikai. Nu, tai, žodžiu, ką aš norėjau pasakyti, kad įdomi praktika buvo ta, kad pensioną uždarė, bet nepaisant to, kad ji, nu, kaip nusikalto, bet toliau jį galėjo dirbti kaip asmeninė, tokia kaip slaugė, galim sakyti. Ir, nu, tada iš tam karjeros etapę ateidavo ir savo klientus apnarkašindavo ir vogdavo iš jų. Lygiai taip pat. Tai, žodžiu, licenzija yra. Tai va, kokia nedora vagilė. Ir naudodavosi silpnais. Ką manai apie šią istoriją? Nu, ką žinau, nu, neturėjo labai lengvo gyvenimo ir, nu, nematau dar kažkokios labai tragedijos, kad neapsivogė, ne, nu, tipo. Nu, kaip tai yra šiaip nusikaltimas? Ne? Bet to, žinai, vogdavo ne kaip Robinas Hudas, ne iš turtingų, o iš vargšų. Nu jo, bet aš kažkaip kol kas nesmerkiu dar, nu, nes, blema, po Antro pasaulinio karo, ne, tenai visokie, nu, jau praėjo bendrai po ten laiko, ne, ten kokie 50 depresijos tos didžiosios, ne, kažkas ten tokio tuo metu. Ir tenaigi, realiai tada, kai buvo ten tie patys baisiausi tie nuosmukio tie laikai, tai žmonės savo vaikus pardavinėdavo. Tiesiog gatvėj. Žinai tą istoriją, kur ta ikoniška tokia nuotrauka yra, kur motina... Tai aš po to skaičiau istoriją, kaip visiems tiem vaikam baigėsi, tai ten žiauriai baigėsi, ten viena pateko į tokią šeimą, kur ją prievartaudavo. Kita mergaitė geroj šeimoje augo, all good, tai ji ten po to pradėjo ieškoti brolių sesių. Tada vienas brolis irgi tiesiog buvo kažkokiam ūkį, kur, nu, žiauriai sunkiai dirbdavo, o kitas iš viso ten kaip žvėriukas buvo laikomas, mušamas pastoja ir taip toliau. Žiauriai. Ne iš meilės tos vaikus ten pirdavo, žinai, tam, kad darbas dirbtų. Tai va, nes... lyja. Tai, nu, turiu omeny, kad ten laikai buvo, nu, absoliučiai laukiniai vakarai, ta prasme, bet kaip tengi neturėdavo valgyti, ten siūdavo vaikam rūbus iš miltų maišų, nu, ten, nu, žodžiu, va, pardavinėdavo vaikus dar kažką. Tai nebuvo taip, kad, tai tiesiog eik dirbti ir, tipo, žinai, ir turėsiu babkių ir gyvensi. Nu, žmonės
tiesiog ne to žodžio prasme ten badavo ir reikėjo, žodžiu, visiškai laukiniai vakarai, reikėjo suktis kaip gyventi. Tai, žodžiu, aš kol kas nesmerkiu, nes žmogui gyvenimo pradžia yra tragiška realiai ir kur tu su tokia pradžia nueisi, normalus žmogus būsi, išteklių neturėdamas dar, tiesiog be jokio palaikymo, be nieko. Čia dar, sakau, čia dar gėlytės, man rodos, yra. Tai gerai, tai dabar pradėk smerkti. Nes iš tikrųjų, ispanai, ar kas čia, apie ją sakytų, ama de casa de la muerte. Mirties namų šeimininkė. Aš taip ir maniau, kad jinai padės žmonėm tiesiog lengviau išeiti. Va, tas vaiduoklis, traška tenai. Jo. Man draugė tai buvo. Taigi, kol ji 1982, čia jau modernus laikai, rimtai? buvo kalėjime. O aš čia apie didžiąją depresiją šneku. Ne, čia truputį šoktelėm, tai 15 metų į priekį. Ai, va. Jo. Tai gerai. I'm not stupid. Žodžiu, kol jau buvo kalėjime už vagystės, psichologas jos byloje įrašė diagnozę nediferencijuota šizofrenija. Ką tai reiškia? Ko tu manęs klausi? Ne, apskritai, pati šizofrenija pagal apibrėžimą yra toksai sutrikimas, kuris atsiranda nepastebimai, progresuojant elgesio keistumams, nesugebėjimu įvykdyti visuomenės keliamų reikalavimų, tokio bendro darbingumo sumažėjimu. Taip, teoriškai, aišku, šizofrenija turi daug papunkčių, nes mes turim tokį TLK, jei neklystu, tarptautinis ligų klasifikatorius vadinasi, nebeprisimenu, TLK 10. Tai žodžiu, ten yra visos tos diagnozės surašytos ir jų po to šakelės, žinai. Tai psichoziniai sutrikimai, matai, turi atitikti tokius bendruosius šizofrenijos diagnostinius kriterijus, kur sakiau, bet nepatvirtinti ne vienos šizofrenijos kitos formos, arba turi pasireikšti požymiai būdingi keliom šizofrenijos formom, bet nei viena neturi būti dominuojanti. Žodžiu, čia toksai, jo, ir esmė, kad, šiaip sunku pakankamai nustatyti, bet, žmogus net, jis nėra sociumo dalis pats iš savęs, žinai, nepaiso jokių normų, nieko, ta prasme, jis toks, augus. Tokia biški kaip sociopatija truputėlį, ne? Sociopatija eina su emocijom. Taip, bet ne, tas mes norėjau sakyti su nusikaltimais, bet su gal tokiais smurto proveržiais, žinai, ir nuo vaikystės. Ne, yra kaip funkcionuojančių tų sociopatų. Psichopatų. Bet sociopatai yra tie, kurie, Sociopatai yra daugiau nesivaldantis, psichopatai yra besivaldantis. Ai, ne, aš būčiau kitaip sakius. Tik tai dabar aš nepamenu, kurį, man rodos, kad psichopatas turi būti, kad iki 15 metų nebuvo nusikaltimų, o sociopatas atvirkščiai, kad nuo pat vaikystės stebimi. Arba atvirkščiai. Aš truputį painiai. Žodžiu, kas klauso, tas gali pasigūglinti. Google, kaip mano močiutė sakydavo. Google radau. Tai ta psichiatrė ar psichiatras, psichologas rašė dar, kad pas ją nėra užuojautos ar gailesčio ženklų ir reikalingas stebėjimas. Tuo pačiu dar buvo nurodoma, kad jie gali kilti haliucinacijų, atsiras raumenų tonuso padidėjimas arba priešingai visiškas sustingimas. Tai va, tai jeigu emocijų neturėjo, tai vienodai iš ko vokti realiai, ne? Taip. Tu ten, žinai, senas, jaunas, ar tu viską? Galim sakyti, kad tu nesupranti galbūt, kad iki kiek tai yra blogai, žinai, čia toks kaip, Jo. Žodžiu. Toks kaip impulsas kažkas tokio, tipo. Ne, jai reikia. Jai svarbiau, nes jai reikia. Tašę nusipirk. Taip. Tai, teks čia kažką pakasti. Ne, jeigu žmogus nesupranta, tai nesupranta. Čiagi, žinai, ką? Nesupranta tiesiog. Žodžiu. Bet esmė, kad vėl atlikus tą savo bausmę, žinok, jie vėl atidarė kitą pensioną. Nežinau, kaip tai buvo leista, bet oreva. Ir ten vėl priėmė taip vadinamus shadow people. Aš įsiterpsiu, tai jo, kaip žmonės būna nuteisti, tada grįžta iš kalėjimo ir tada vis tiek daro nusikaltimus. Nieko tau nėra girdėta? Ne. Pavyzdžiui, toks celofanas. Aš... Sakyt, dabar kiek jo, kelintą? Teisingai mes apie atmatas ir kalbam, bet kažkaip galvoju, būtina apie jį kalbėti. Bet realiai, jis jau kelintą, 3., 4. kartą į kalėjimą iškeliavo. Tai čia, tas pats. Aš noriu ir toliau darau savo. Ypač tai, kad čia nėra, žinai, skandinavai ir tos grįžimai visuomenė ir integracijos
Ypač tuo metu tai iš vis nebuvo. Veikti niekur tai. Bet man įdomiausia, kad jai leido tiesiog atsidaryti. O kas neleido babkių, turi ir atidarai? Kas reguliuoja tokius dalykus? Nu ką žinau, tai jeigu socrūpyba jai siunčia žmonės, tai turi turėti ją kaip po kažkokioj bazėj. Ne tai, kad ėjau keliu žiūriu, skelbimas priemu dėdulius. Žinai, anksčiau būdavo ten kokie nors registrai labai dideli. Nors jo, čia, žinai, kitą rajoną persikėlė ir nieks nebežino apie tave. Amerika massive yra, ten biški kitą valstiją nuvažiuoja, viskas jau ten vardą kitą pasakai, koks tavo kitas vardas ir viskas, gyveni savo. Nu tai va. Taip pas ją tie shadow people, kaip sakiau, gyveno, žinai, kurie nei artimųjų, ten beveik visokie benamiai, beveik, pilnai ir panašiai. Nu tai žodžiu, tokius, kurių niekas nepasiges, jeigu ką. Ir čia patogu. Klausiausi, kad tie vat žudikai yra labai linkę gerai išsianalizuoti, užsitargetinti, žinai, žmonės, būtent tuos pažeidžiamus, nes ten su jais pasikalba, taip toliau, tu nežudo tiesiog pirmą pasitaikiusią, žinai, bet pirmą susirenka apie jį, žinai, informaciją, žodžio anamnezę tokią pasidaro, visą kitą, žinai, tada sako, šitas ir šitas šią savaitę dings. Darbas čia. Nu, bet tai tu turi apmastyti, nes jeigu eisi tiesiog bet ką nuknetskinsi, tai tave sugaus. Nu, ne visus, aišku, bandį sugavo, ne, bet kiek laiko užtruko Green River Killerį. Bet jisai buvo protingas tas bandis, jis nebuvo debilas. Ne, tai jis buvo psichopatas, tai. Jisai ten tą teisę pabaigėsi, žodžiu. Tai ne tik teisė ir psichologija, man rodos, jisai magistras buvo, ar bakalauras. Nežinau. Nežinau. Bet, kaip pasakyti, daug galbūt būtų serijiniai žudikai žmonės, bet juos tiesiog sugavo po pirmo ar antro karto, nes jie debilai buvo. Jau. Tai tu, realiai, jeigu tu nori daug knetskinti, tai tu turi gerai susiplanuoti ir pagalvoti, ką knetskinti. Ką darai, daryk gerai. Aleliuja. Tai kai kurie iš tų žmonių pas ją neilgai pabūdavo pensionate, po to kažkaip dingdavo. Tiesiog. Jo probacijos pareigūnai, kurie stebėjo puentę, aš taip visuomet įsivaizduoju, sėdi mašinai, žinai, Kadilakė ir rūko cigaretų sieną. Sisioja į maišelį. Aišku. Patikėdavo, žodžiu, tie pareigūnai, kad kai jis sakydavo, kad čia pas ją pilna negyventojų, o tai draugai atvažiavę, tai svečiai iš toliau, žinai, tokia, puentė iš kitos buvo, žinai, tengi šeimos didžiulės. Jo, kad ten vienas juodas, kitas baltas, kas skirtumas. Bet kai jos verslas sekdavosi gerai, ji, žinok, remdavo įvairias organizacijas ir rūkodavo pinigus labdarai. Tai čia labai... širdies tiek. Vėl tu išsirenki visus prie širdies tiek. I know. Man patinka geri žmonės. Kiekvienas žmogus turi savyje gerumą. Be. Ne, bet tai tu turi patepti. Pati pasakė ir patikėjo, ne? Tu turi patepti, kad tavęs ten labai nepurtytų, netikrintų ir panašiai. Ji delusional, ji tiesiog taip darydavo. Aš nemanau, kad čia buvo plano dalis, kad nukreiptų nuo save dėmesio. Ne, ji tiesiog delusional. Atsiprašau, sakėm, anglicizmų nebus. Tai kaip lietuviškai delusional? Delulų, gerai. Žodžiu, 82 prie Dorotėjos durų atvyksta šįkart jau policija, dėl to, kad jos namuose mirė jos verslo partnerė, tokia šiamvienerių Ruth Monroe, kuri perdozavo kodeino ir acetaminofeno. Kodeinas įeina į sirupo nuo kosulio sudėtį, paguglinau, o acetaminofenas, nežinau, kodėl reikia taip sunkiai viską vadinti, yra, žinai kas, paracetamolis. Tai žodžiu, pareigūnam Dorotėja pasakė, kad mirusioji buvo susikrimtusi dėl mirtinai sergančio vyro savo. Policijai patiko, sako, geras paaiškinimas, priėmė, žinai, kaip priežastį savižudybę ir išvažiavo. Nes dirbti nereikia tada. Ne, ta prasme, šiaip ten jiems niekas nerūpėjo, gyvatės. Šiaip iš tikrųjų, ko aš čia taip užžėkiau? Iš piktumo užžėkiau, todėl, kad jeigu policija savo darbą būtų dirbus ir nebūtų korumpuota tais laikais, kur, žinai, kiek būtų pavykę išvengti tokių dalykų. Jeigu būtų krūva tų žudikų, jie imdavo tas silpnas moteris, tai yra dažniausiai sex worker, žinai, kur būdavo narkomanai ir taip toliau. Ir jie tiesiog nerūpėdavo, jie nebuvo skaitomi, žinai, kaip žmonės, ir už tai jie galėjo tie žudikai ten siautėti iki negalėjimo, žinai, ne taip turi pasaulis būti, bet
Bet buvo taip. Nu tai aš truputuką pykstu ant jų. Kaip ir ant mūsų pareigūnų ir muitininkų, kurie anksčiau imdavo kyšius didžiuliais kiekiais. Nu, aš dabar pykstu, kad Zara persivadino į Razą ir Rusijoje vis tiek yra. Ne, aš čia pavadinimą bet kokį pasakiau. Nu, tipo, sankcijos sankcijom, bet visi tiesiog kitų pavadinimų persivadina ir viską gali Rusijoje nusipirkti. Nu. Aš ir dabar pasakau ir šito neiškirpsi, neleisiu. Režisierių girdėjai. Aš neperku ir nepirksiu, kad ir kaip būdavo skanu, nieko iš vičiūnų ir tegu apsišika tasai šlikštinė, nes tokio ciniko reikia paieškoti, ta prasme, mes jau išeisim kada nors iš Rusijos rinkos. Nieko tu neišeisi ir tu Kauno gatves tvarkai ukrainiečių krauju. Ta prasme, apsiši galva. Eina jisai nahui. Aš jo nemėgau dar before it was cool. Šiaip jis jo, aš lykštus ir taip, bet ir aš tikrai tikiu, kad jis savo žmoną nuleido nuo laipto. 100%. Aš jo sakau, jisai eina jisai nahui ir aš tikiuosi gerai pasičirškins jisai pragarė, jeigu toks yra. Vat, jo, aš su kunigu kalbėjau, nes buvau priversta kalbėti. Oreva, bet... Vis tau demonų savo norėjo išvaryti. Ups. Jo, jis mane pasirinko, aišku, užsitargino, bet žodžiu ir sakau, taip, bet, nes aš esu vaikiška šitose kalbose, sakau, bet Putinas prieis išpažinties ir jam nuodėmės bus atleistos pagal jūsų tikėjimus. Taip. Nelabai turėjo ką man atsakyti. Taip. Mik. Tai va ir šitas. Nu, nes taip tikėjimas veikia, būtent krikščionybė. O pala, žydai dar geriau, bet tie tokie, kur yra, nu, tie ortodoksai, ne, tie tokie stipriausi, žinai, ten, kur ten. Ortodoksai žydai? Ortodoksai yra rusai. Oi. Tai tie kiti, žodžiu, nu, kurie vyrai su tom kepurėm vaikšto, su garbanom, nu, tie tokie, garbanėlis. Neprisimenu, kaip jie vadina. Ir šoka jie ten taip gerai. La. Jo, aš šitą faktą netikrinau, bet pamačiau vieną internete tokį faktą, kad jie kaip daro vieną kartą metuose, pasiema ar gaidį ar kažką tai, ale visas nuodėmės į tą gaidį kažkaip perkelia ir tada jį užmuša. Viskas, galiu toliau gyventi, supranti. Einu ten, žinai, mušu žmoną ar kažką, vis tiek į gaidžiui perkelsiu ir užmušiu, žinai. Tai jo, kiekviena religija tą turi tokį atleidimą, bet... Aš dėl to mane ir nervina, nes aš, šiaip esu didelė ta teisybės ieškotoja ir... Radai ką nors? Nu, va, tame esmė. Nu, tai va, ir tada, kai vyksta tokie dalykai, tai aš, tiesiog, kaip tai gali būti, ne, bet realiai, gali, ir būna, ir kiekvieną dieną būna. Mes čia kalbėjom su, žinai, mano viršininku, buvusiu viršininku, ir sako, bet kaip tu, skaitai ten apie to žudikus ir taip toliau, sako, kas tau čia per malonumas, plius minus užmaskuotas klausimas, kodėl tu tokia nenormali, žinai? Ačiū. Ne, man nepatinka tos bjaurybės, aš skaitau, žiūriu su pasišlikštėjimu, bet man tokį malonumą suteikia, kai juos sugauna, kai išpainiojo, aš kiek dievė žiūrėdavau ten tų laidų apie būtent forensik, žinai, šitus analizės, kur ten luminolį, ten purškia, pagal tai ten kraują, žinai, aptinka, bam, įkalčiai, viskas, važiuojam teismą, žinai, nuteisiam. Va, išpažinau nuodėmes. Kaunas yra dar viena, nežinau, kaip jie sugeba tą šūdo gabalą išrinkti metai po metų. Jo, čia, ta prasme. Ir supranti, gauna ten 9% ir kiek ten tų balsų, sėdi ten, supranti, Kauno taryboje, viską, visiškai valdo valdystę. Tai šitas yra, tiesiog gėda, žinai, man gėda būtų, jeigu aš būčiau Kaune ir ten, žodžiu. Mes čia irgi diskutavom, tai aš sakau, aš nežinau, aš tikiuosi išsikraustyčiau. Ta prasme, sorry, bet taip, iki tiek mane tai, pavyzdžiui, veikia, man tai atrodo moralu, kad aš nenorėčiau būti mieste, kurį valdo toks žmogus. Gerai, ką, pavyzdžiui, tokiam gargždam daryti, kurie tą gražulį išrinko. O gražulį išmetė dabar jau, ne? Palauk, gargždai. Kai jie ten kažkur prie jūros yra, ne? Jo, prie Klaipėdos. Ai, tie gargždai. Tiesiog pasiėmė ir tipo, jis ten babytės. Bet sprendžiant, gargždai dabar yra kaip Vilniui Riešė. Ten yra krūva nuo savų namų. Ir tenai daug kas iš Klaipėdos tipo važinėja gyvent, tai. O gal jie labai tiesiog prikolni žmonės ir jiems juoko? Oho, kaip juokinga. Gerai, lyrinis nukrypimas šiandien buvo. Toks pusvalandžio trukmės lyrinis nukrypimas, nieko tokio. Šita istorija mano nelabai ilga, viskas gerai. Tai žodžiu, tai Dorotėja
po to, kai išvyko policija, po kurio laiko pasamdė žmogelį, tokį jaunuolį, kad šis paremontuotų namus ir pagamintų 2 metrų ilgio tokią dėžę, į kurią jį galėtų sudėti senas knygas, ten visą kitą chlamą, žinai. Tada paprašė ją pavežėti iki daiktų sandėlio, nežinai, Amerikoje yra įprasta tuos turėti, kur po to, kai tu numiršti juos per sandėlių karus. Aha. Aš jeigu varau į kokį spa, tai aš visuomet žiūriu šitą, tai aš įsijungiu. Aš vis ant jo pataikau, bet man taip smagu. Žodžiu, ja. Tai tada paprašė pažiūrėti kitų daiktų sandėlio ir pakeliui privažiavo upę ir sako, davai sustok. Jisai, babytė prašo sustot, sustojam, žinai. Ir tada sako, davai nustumėm dėžį vandenį, sako, what the fuck. Visiškai neįtartina. Jo, ta prasme, bet ten po teisybei būdavo taip daroma. Būtent toj vietoj šiaip daug kas atsikratydavo, tiesiog nes aplinkosauga, neegzistavo. Ja. Ir po mėnesio žvejys pamatė tą dėžę, jam ta dėžė, bet tačiau buvo panašiai karsta, faktas gal, ir iškvietė policiją ir pasirodo, kad joje, surprise, surprise, buvo ne knygos, o apirė žmogaus kūnas. Vienas tik tai? Taip. A, nesakė, kad ta dėžė 4 metrų? 2. Ai, tai gerai. Kaip tu 4 metrų dėžį nuveši? Nu, aš žinok ir galvojau, kad ta babytė, žinai, ant stogo prisirišęs, ne? Nu, kažkaip galvoju. Užsidedi tuos įspėjimus, kad ilgas krovinys. Ir lavonėlį veži, 3. Tai va, nors kaimynai, kaip ir tada, kai kalbėjau apie Jeffrey, skundėsi, kad aplink namus kraupiai daug musių, keistai smirda. Mūsų babytė aiškina, kad čia nuo žuvies trąšų, kurias naudojo sode. Aš naudoju žuvies trąšas beje pati. Tai turiu pasakyti, kad babytė. Taip, man širdį babutizmas. Tai turiu pasakyti, kad smarvė būna tik tol, kol būna atvira, taip kad babytė galėjo geresnelį bibišką sugalvoti. Bet if it works. Kiti nežinojo, kiti nenaudojo žuvies trąšų ir tada galvoja, Ja. Man pasakytum, kad vat, čia pas mane ne lavonas smirda, čia žuvies trąšos. Aš sakyčiau, okei. Tru. Kaip žiauru. Tai žodžiu, nepaisant nuolatinės gyventojų kaitos, teisėsauga tik po 3 metų vėl susidomėjo Dorotėja, kai dingo vienas jos toksai gyventojas 52 Alvaro arba Bert Montoya, kuris turėjo problemų su psichinė sveikata, žodžiu, ir jisai turėjo savo soc darbuotoją ir būtent todėl tas jo dingimas nebuvo nepastebėtas, nes atkreipė jį dėmesį, nuėjo pas Dorotėją pasikalbėti ir kažkaip nesuėjo jai tas paaiškinimas, kad šis išvyko psichinis būdamas atostogaut ir negana to kitas, žodžiu, kaip pasakyti, atvaro policija pas ją, sako taip ir taip, mes turim patikrinti jūsų, žodžiu, bet ateina kitas nuomininkas ir sako, jo, žinokit, tikrai jisai išvyko atostogaut, žodžiu, Dorotėja nemeluoja, gera moteris, ir jau atrodo, šikna, žinai, vėl išsisuks. Bet tas kitas gyventojas paduoda policininkui raštelį, kur parašyta, jie verčia mane meluoti. Įsivaizduoji, bet prasme, kaip bobutė, už tai aš ir sakau, kad manipuliatorė gera, kaip bobutė suaugusi vis dėlto vyrą priverčia iki tiek bijot, kad jis nesikreipia į policiją. Jis atėjus policijai nepasako, taip, žiūrėkit, alio, o jis slapta paduoda raštelį, kaip vaikas įgąsdintas, žinai. Bet tai kažką jinai turėjo kažkaip grasint, kokią nors, aš tavo, žinai, šeimą ten išžudysiu ar kažką, Babytė. Na, taip, nežinau, bet, turiu menį, kad teoriškai įmanoma kaip nors prigrasint, bet... Ne, tai ir praktiškai pavyko. Žinai. Bet galvoju, bandau kokį pavyzdį surasti, tipo, kaip būtų, kokiu atveju tada, bet, žodžiu, babytė 3000. Aš irgi būsiu tokia babytė. O ne? Aš tai žinau, kai būsiu sena, aš tai blet narkotikus vartosiu. Aš irgi. Nes koks skirtumas? Viskas jau. Aš ne dėl to, kad aš dabar... išdidžiai prisipažįstu, kad nevartoju, jokių narkotikų nevartokit ir jūs, nes tai yra blogai, tai griauna gyvenimus, brangiai kainuoja, man atrodo, aš nežinau tiksliai, bet manau, kad taip. Tai aš, aišku, tikrai jokių ten intraveninių niekada nevartosiu, nes man, šiaip mano venos prastos, nesimato, nepataikysiu. Gal senatvė išryškės, žinai? O, ačiū. Ne, šiaip tai yra šlykštų priklausomybė, yra šlykštų man, bet aš noriu pamatyti tos drakonus. Tai kai jau būsiu prie smertės, aš pabandysiu tiesiog. Aš irgi, žinai, gyvenime nieko nevartosiu. Bet reikia nuspręsti, kada bus tas prie smertės. Šiam 2 ar 8-4? Aš manau, kad jau kai išeisiu į pensiją, jau sunkiai galėsiu krutėti. Žinai, kai jau prasideda tas bendras toksai... Tai iš kur tu gausi? Sakysiu vaikam. Anūkėlį.
Klink, klink. Aš tau butą užrašysiu klink, klink. Šiaip tai sakė, kad mokykloje kažkaip ten per 10 minučių nueina iki žmogaus, kurio reikia, kad gautų narkotikų vaikas. Per 10 minučių nuo užsakymo, taip sakė. Dabartiniai vaikai nebegeria, neberūko cigaretų. Kur nebegeria ir nerūko, nejuokauk. Ne, bet jie, dabartiniai paaugliai, jo, žinok, tabletytėm visokiom sintetiniam. Ne, aš turiu dukterėčią, krikšto dukrą. Prautusiai, Nepamiršk, kuri man pasakoja. Vis tiek burbulas yra, nepamiršk. Mes irgi visi sėdim savo burbulę, ne? Ai, teisingai, jo. Tai čia, bet aš esu girdėjus jo, kad, žinok, tabletytėm dabar visokiais sintetiniais šūdais ir dar gerai, kad, Amerikoje tai ten krenta kaip musės tie vaikai, nes visokių šūdų privaro, žinai, tas tabletės. O Lietuvoje dar lyg ir nelabai girdisi, bet gali irgi ateiti. Visokios opioidai, ten Amerikoje ten didžiausia krizė, Jėzau, ten. Amerikoje viskas, ten yra tie zombių narkotikai, kur visiškai zombius paverčia. Pasižiūrėk, kada nors Orijaus laidą tenais iš kažkur eiktų, ten baisu. Bet žodžiu, tai jo, tai aš kaip būsiu, ne, bet, ką aš žinau. Žiūrėk, mes pačios pagavom tą Dorotėjos babytės vaibą. Nevartokit vaikai narkotikų. Bet mano baba, jinai laiks nuo laiko užsitripindavo, žinok, jinai vaistų tokį miksą padarydavo. Aš nemeluoju, žinau. Aš vieną kartą. O kodėl ne? Ta prasme. Aš vaistų nevartoju, aš net nežinau, ką reiktų imti. Aišku, nevartoju. Ne, vaistų aš tik rytinės. Jo, aš mačiau tavo. Čia ne man. Ir ten papildai. Jo, ir tą stilnoksą tu tiesiog kaupi, ne? Taip, stilnoksą aš prisipirkus ant kaupimo. Gerai, bet tai va, tarkim. Truk neužmigsiu, nes jeigu neužmigsiu, mano smegenis save suės. Jo, teisingai. Gerai, ne, čia ne apie tą, bet mano, žodžiu, aš esu vieną kartą močiutę radus ant grindų, jinai šnekėjo su telefono pakrovėju. Į klaviklį reikia sakyti. Ir, žodžiu, kažką jinai ten, bet jinai tokį kokteilį savo užsivarė. Nežinai, kai senam žmogui ten, sakiau, raminamų išrašau, sakiau, ten. Bet jį netyčia? Aš nežinau, bet, aš nežinau. Bet, žodžiu, jinai kartais užsitripindavo taip, kad, ir kodėl ne? Supranti? Jei negali keliauti į Turkiją, tai keliauk bent jau į savo. Tik tai, žinai. Aš sakau, aš būsiu sena, aš tripinsiu, žinok. Nes kodėl ne? Aš nežinau, nematau, kodėl ne. Aš irgi. Senelių namuose. Šitai, žinai, kokį 5 eurų slaugytojai duodė. Klausyk, kad nešk man ką nors. Tada, žinai, tik tai sėdi savo kambarį, muzikėlė, tik tai bernus o save kvietė. Lemat, awesome, o kodėl ne? Kažkaip linksmiau pasidarė laukti picos. Leis man pabaigti apie Dorotėją. Gerai, ačiū. Tai va, policija tada po to raštelio grįžo į namą, apieškojo ir nieko nerado. Tada paklausė, sako, moterytė, ar būtum nieko prieš, jeigu dar sode pasikapstytumėm? Ir jos rododendrų. Ei, patyčios, ane? Mano miela kolegė iš manęs tyčias, nes aš vakarą buvau rododendrų žiūrėt sode ir klausytis paskaitos taip apie rododendrus ir jie buvo labai gražus. Gerai? Žodžiu. Tai Dorotėja, man šitas patinka prikolas. Ji mielai sutiko, sako, jo, jis sako, gal jums vadžiūrėkit, jūsų čia daugiau, turi tik vieną kastuvą, aš jums galiu savo duot kastuvą pasikapstyti, žinai. Aš tau sakau, prie širdies tiek. Ir aišku, bet čia, man patinka, neilgai trukus, pareigūnai atkasė vienos iš aukų kaulus. Ji pati davė kastuvą ir sėdi namie. Tai jinai bando manipuliuoti, kad tipo, čia, prašau, nes jeigu jinai pradėtų nervuotis, kad maždaug, neduosiu jums čia kapstytis, viską. Jinai gal bandė tą, žinai, atvirkštinę psichologiją padaryti. Ja? Jo, bet iš kitos pusės, tu be jos sutikimo, jeigu į tau, nes kol kas įrodymų jokių nėra, yra tik, mus verčia meluoti, ar ne, kažkoks shadow people, žinai, kalba, ta prasme, tai nieks neturi teisės ten kastis. Tai čia kažkaip... O dabar jos kieme su jos leidimu ir atkasa lavoną. Kažkaip, žinai, aš imčiau kitą strategiją. Tokia. Visų pirma, aš savo kieme nepakasinėčiau žmonių. Kur ta bobulytė temps tos lavonus? Tai va. Sunkus jie. Tada jie pasikviečia Dorotėją, kuri išplėtė akis, sušuko ir prisidengė burną, lyg būtų ištikta šoko. Va.
Ir budinčio pareigūno tada, žodžiu, ten buvo platesnė istorija, kaip, o dieve mano, kasgi čia, kaip, čia man koks šokas, man reikus pakajonsiu, žinai. Ir jie ten kasinėjo toliau, žinai, jau viskas jau sukviesti žmonės. Pakajonsiu, nepramušė. Čia mano babytė taip kalbėdavo. Mačiūtė. Šiaip tai jo, uspokojačius, rimtai, čia yra brandas. Rimtai? Tai uspokojač, tipo, čia yra... Aš galvoju, čia visa grupė, tiesiog taip vadinami. Man rodos, kad taip vadinosi, nes tipo, uspokojti yra rusiškai nusiraminti. Uspokojačius yra ramintojas rusiškai. Čia yra, iš seno kilęs, uspokojantai. Okay. Aš rusiškai nemoku. Tai man rodos, kad jo, kad čia buvo toks, tipo, pavadinimas, žinai, jo, raminamieji. Na tai va, tai žodžiu, ten... Nevaikiau. Okay. Čia, žinai, kai vieną pirštą užtenka parodyti, kartais užtenka vieno žodžio. Gerai. Aš sakau, aš eisiu į stand-upą, žiūrėk yra. Tai budinčio pareigūno jį ten paprašė antrą, man rodos, dieną kasinėjimų, kad leistų jai nueiti šalia esantį viešbutį išgerti kavos, nes jis sako, pareigūnė, ar aš su jų mama? Sako, ne. Ar aš įtariama? Sako, ne. Žinai, tavo kieme mes kasam lavonus, bet tu neįtariama. Žodžiu, tai nuėjo ten Logika 3000 tikrai. Išgert kavos su ten tokiu žmogum kitu ir tada pabėgo į Los Andželą. Kiek jai metų? Neprisimenu, kiek jai dabar metų. Daug. Bet tipo 8 kokia, ne? Tas jau tokia suskrėtus biškai. Mažutė tokia, šakės, tu pasižiūrėk nuotraukas, kaip jie atrodo. Žodžiu, o policija tuo metu, kol jį pabėgo, atkasė dar 78 Leono Carpenterio ir dar 6 žmonių kūnus iš viso. 7 žmonės ir dar vienas upiai. Ir dar vėl nežino, ar kitur nėra. Tai 5 dienas poniutė, žinau, pavyko net slapstytis nuo policijos, tačiau galiausiai buvo atpažinta ir perduota teisėsaugai, atpažinta beje bare, kai kabino kitą čiuvelę, apkaltinta 9 žmogžudystėm ir tada jį parskraidinta buvo į Sakramentą. Žodžiu, reporteriam jis sako, ne, neigia, ką nors nužudžius, teigia, kad aš kažkada buvau labai geras žmogus. Kas čia per sakinys? Manau, kad ji šiaip delusional, bet nežinau, gal įsivaizdavo vaikystėje, kad ji buvo kažkas. Jis sakau, ji ir save šiaip visuomet pozicionavo kaip labai rūpestinga, bet savo vaikus apleido, žinai, ir taip toliau ten tratinosi su visais vyrais iš eilės. Ji tokia sumišus asmenybė, tarkim taip. Labai geras žodis. Teisme Dorotėja buvo vaizduojama kaip miela močiutė. Tai kaip miela močiutė, tai kaip manipuliuojanti nusikaltėlė, kurie apiplėšinėja silpnesnius. Jos advokatai sutiko, kad gal ji ir vagilė, bet tikrai nežudikė. Žinai, gal ji jau nuteista už tai. Tipo, gal. Neteisingai apkaltinus. Aplinkybė sukrito. O patologai dėja negalėjo nustatyti ne vieno mirusio mirties priežasties. Ups. Kas buvo bendra, visose kūnuose buvo rasta vaisto, kuris skiriamas esant nemigai. Ir teisme liudijo daugiau kaip 130 liudininkų. Galiausiai kaltintojai konstatavo, kad Puente sugirdavo savo aukom migdomųjų, tada juos uždusindavo ir galiausiai įvairaus plauko nusikaltėliams sumokėdavo, kad šie užkastų kūnus jos kieme. Bet pati iš esmės, rankų nesipurvino. Ir ką, jinai tada apvogdavo tos žmonės? Ji toliau rinkdavo jų pensijas, išmokas, taip toliau, žinai. Nes jie tiesiog, tai atostogauja, tai ką, tai čekiai vis tiek plaukia. Supratau. Bet šiaip realiai kaltintojai ten irgi pasakė, kad Puente buvo viena iš žiauriausių ramiai apskaičiuojančių moterų žudikių, bet nors aš visą tą istoriją žinau, man pačiai, žinok, sunku ją žiūrėti kaip iš šaltakraujo žudikė, nes ji tokia, babytė, tiesiog primena, gal ne visai miela babytė, nes tokia, žinai, bet žodžiu. Tai 93 metais ta babytė buvo nuteista kalėti iki gyvos galvos, netiek ten atliko, už 3 žmogžudystės, nors pati iki pat mirties, kas ją ištiko 82 metų būnant, teigia, kad savo nuomininkais jį nuoširdžiai rūpinosi, yra nekalta. Vienas nuomininkas, kuris buvo vienas iš tų liudininkų, net paliudijo, kad jį ruošdavo jiems naminį maistą, duodavo šviežių savo užaugintų daržovių, nupirkdavo cigarečių vaistų, o vienam nuomininkui net nupirko suaugusių triratuką, kad jis galėtų lengviau judėti mieste. Kai invalidumas būna, žinai, ten kur yra toksai. Nežinau, ką jis sakė dėl nekaltumo, dėl kūnų pakastų sode, bet viena iš aukų, Vera Faye Martin, tikėtina, kad buvo užkasta dar gyva. Ai, Jėzau. Nepilnai prie. Žodžiu, kai mes galiausiai turim diagnozuotą šizofreniją, nerodo gailesčio, nerodo užuojautos, naudojasi silpnesniais už save. Motyvas
mano manimu, tik tais pinigai. Ir ji kaip ir atitinka moters airinės žudikės profilį, nes jos nemedžioja kaip vyrai, bet dažniausiai pažįsta savo aukas, o dažniausiai žudo dėl pinigų. Kaip Marilyn Monroe dainavo, kad deimantai geriausi mergaičių draugai. Beje, fun fact, Dorotėja kalėjime parašė knygą, kuri vadinasi Cooking with a Serial Killer. Rimtai, aš googlinau, yra knyga pirk šitą. Amazonė $10. O apie kainai? Receptai. Receptų knyga? Receptai, taip. Jos leidėja pasakė taip. Dorotėja buvo kaltinama daugybė dalykų, bet buvimas bloga virėja nėra vienas iš jų. Eik tu načio. Palauk, aš dar pateiksiu vieną iš Dorotėjos kozerių, laikoma jos kalėjimo uniformos rankovėse, taip sakant, salsios paslaptis. Užsirašinėkit. Kubeliai supjaustytas nektarinas, čia tas kozeris, nes jis prideda tokį saldaus vaisinio punčo kvapą, į avinžirnius reikia pridėti čiobrelių ir mėtų, į salsą reikia dėti nektariną, o į avinžirnius pridėti čiobrelių ir mėtų, o kas mėgsta Briuselio kopūstus, juos reikia pagardinti traškia šoninę su riešutais. Va. Šiaip aš dabar kapstausi savo atmintį, aš lyg ir esu girdėjus apie tą knygą, kažkokį faktą su kažkur skaičius, kad tipo, toks maždaug, jo, knygą parašiau ir tai, kad prisipažinau, kad aš esu žudikas ar tipo, va. Bet reklama savo darbą padarė, buvo perkama knyga. Bet to, kaip ir sakė, visi pripažino, kad jį gamindavo skaniai. Nu, aš čia tik tai, žinai, 14 žmonių nukneckinau, nes kiek dar neaišku, kiek jinai nukneckino. Ir, bet šito tai neatimsi, salsa, tai jos tai va tokia gaivi labai. Ja, bet galvoju, žinai, klausimas, aišku, kaip ten buvo jos jaunystė, kai jį ten prostitutavo, žodžiu, ar jį tuo metu gal irgi, ką nors, pavyzdžiui, galbūt nukilindavo, o ko ne? Dar jeigu po karo ten tie laikai, tai ten iš viso bilekas kaip. Tai, žinai, kam daryti kažką, jeigu gali pasimti pinigus ir pasimti daugiau negu kaip už vieną naktį, žinai. Aišku, kaip tu praeitą kartą sakei, kad, tos vyrus netaip lengva moteriai, žinai, kaip čia pasakyti. Taip, bet jeigu jūs ateidavo su savo salsos indeliu, sakydavo, tu pavalgy, ko ten, žinai, mygdamų ne, aš galvau, kad... Jo, nes moteris, žinai, jos taip ramiau daro, nesidergia ten iš kūnų, vat kaip Jeffris, ne, ir taip toliau, nėra ten, aišku, yra ten tų žudikių, kurios irgi ten pjaustydavo, žinai, kepdavo, žinai, ir visa kita, bet tokių yra mažuma. Paprastai viskas pas moteris taip, vat, flow, žinai, tyliai, ramiai, užmiega palaimingai žmonės, pakasi tu juos. Ja, super tas faktas apie knygą, tai mane, nice. Čia net geriau negu kaip šnekėti su savo kate apie how to talk to your cat about gun safety. Palauk, aš tau dar parodysiu. Va, žiūrėk. Močiutė, taip. Kiekvieno iš mūsų močiutė tokia galėtų būti. Super, ačiū už istoriją. Oi, prašau. Turiu dar kelias. Kitą savaitę man reikės kažką padaryti. Ne kitą savaitę, kitą mėnesį. Čia mėnesinis, kaip žurnalo prenumerata pas mus pakės. Jo, jeigu dar kas, žodžiu, labai, jeigu prenumerata, jeigu žurnalas kartais ateina, kartais ne, kartais po savaitės, kartais po mėnesio, va taip, žinai. Stebina. Jo, stebina visą laiką. Ne, pasitaisysim. Jo. Tai va, tai ta linksma gaida. Kaip visada. Tin. Žinai, mūsų režisierius turi bėdą. Pasakyk, kad nieko neįrašinėjom dabar. Ne, kiekvieną kartą, kai mes pabaigėm epizodą, ten yra muzikytė padaryta. Ir režisierius vis pamiršta pasižymėti, kuri čia muzikytė, bet kokį įmeta skirtingą. Ai, tai kitą kartą bus irgi kitokia? Ja. Tai... svarbu, kad gražiai būtų. Nieko, sakau, jam tiesiog mažai pinigų moka ir jis nėra labai geras. Tai... Teks pakentėti. Visi turim aukas daryti. Gerai. Ačiū ir iki. Yep.